jeigu mėgstat gert kavą su pienu, Jo. tai šitos 2 kavos tinka, jeigu norit, kad kava nepasimestų piene, nes tarkim Taip. irgi esu girdėjus atsiliepimų, Brazilija su pienu tarkim irgi labai tinka, nes jinai labai švelni, Jo. bet šiek tiek dingsta pats kavos toks skonis, tai vat esu girdėjus atsiliepimų, o vat šitos 2 kavos, jos tinka labai su pienu irgi, bet jų skonis nepranyksta. Tai prasme, Taip. kad jausit ir bus toks pieniškas, kaviškas gėrimas. Jo. Jas irgi skrudintos yra vidutinio skrudinimo, šiek tiek daugiau vadinamas full city, bet tai čia nėra Tamsus skrudinimas. čia yra vien grinai vedini šitos itališkos, sakykime, receptūros tradicijos. Tai ir tarp kitko, ir ne tik kavos aparatam, tai tinka ir filtriniam, bet neseniai, man atrodo, praeitą pakuotę gėriam šitos, neatsimenu. Nemėgstu, ne? Tai ir tu pati kažkiek video su chemija, labai fainai gavas, kažkaip faina kava. Kas gal šiek tiek, jeigu užlaikysit puodelį, tiesiog susimalus gaminsitės ir jeigu nestebėsit, užlaikysit, gali būti jau nemaloniai karti, bet čia ko gero apie bet kokią kavą tą patį pasakant. Jeigu su tiršiais darysi, tai tikrai. Taip, puodelį tiesiog tuo standartiniu būdu, tai gal vienintelis toksai, sakyčiau, kad kur gal mažiau tinkamas, bet irgi čia vėl galim prisišnekėti, pabandykit ir pamatysit, o gal negalim spręsti apie jūsų skonius, bet čia iš tokių pastebėjimų. Tai IKO yra 90-10 ta proporcija itališko stiliaus, Italijoje taip... 90-10. Italijoje tokio stiliaus kavos. Šiaurės, taip čia. Taip, tai, aš noriu pasakyti, kad gal čia žmonės galvoja, šneka bilika, bet jeigu ir Italijoje paklaustumėt, jums ko gero tą patį atsakytų, ir jeigu informacijos pasiieškotumėt, tai mes dalinamės tą informaciją, tai būtent taip, kad ir yra. Tai ir dar Italijoje, tai iš viso tas Italijos efektas būna, sako, žmonės nuvažiuoja, ten kavos kitokios, ten dažnai būna efekto būsena, kai tu esi Italijoje, itališkoje aplinkoje ir sakykime, išgeri tą espresso ir atrodo, kad kosmosas, kai grįžti namo, tą patį išgeri, tai čia yra vis tiek, ko gero, jau dar aplinkos toksai atostogų. Nes kavos yra geros, viskas gerai, tik tai, kad italai labai myli robustą ir kas iš tikrųjų yra kartumo, sakykime, nešėjas kavoje, nuima visą rūgštumą, sakykime, vaisiškumą. Irgi girdėjom tokį pasakymą, kad 100% robustos tokios nėra, nes tokios kavos būtų neįmanoma gerti, nes būtų be galo karti. Tai kad ne tai, kad norim menkinti čia tą robustą ar itališkas tas kavas, bet tiesiog, kad čia itališko stiliaus yra kavos ir Italijoje tokias kavas geria. Taip, jinai nenaudojama yra dėl, kad jinai turi kažkokių įdomių natų. Robusta dažnai būna robustiško skonio, žemiško, tai jinai naudojama grinai dėl tų prieš tai išvardintų dalykų. Taip. Ir dėl to žemiško tikro sodraus skonio. Negalvokit, kad čia varom ant šitų kavų, kaip tai geriam. Taip. Norim, kad ir jūs pastebėtumėte, atkreiptumėte dėmesį. Taip, mūsų sambalambada. Sambalambada, taip. Tai Akira. Akira yra, sakykime, čia buvo šiaurės Italija, tai čia būtų centrinė Italija ir jos tradicijos, tai 70-30, ta pati Santos Brazilija. 70%? 70% ir 30% Vietnamo robustos. Ir čia yra, sakykime, panaši versija, tik tai šiek tiek intensyvesnė visom prasmėm. Bet jinai vis tiek išlieka, sakykime, ta prasme, lygiai tokia pat faina kava. Aš gal netgi šitą mėgstu, kai labiau noriu ar su pienu kažkokį pasidaryti cortado, nežinau, kažką flat white, tai jeigu noriu kažko tokio žemiško, tai pasirenku, sakykime, šitą variantą dažniau. Bet sakau, čia abijos yra jau intensyvesnės ir tik tai per
Jeigu norit, Per kažkiek tik tai daugiau. Tai. jeigu norit to kofeino energijos pliūpsnio, tai va šitos kavos skirtos jum. Arba Taip. jeigu norit intensyvaus pieno gėrimo kavos, irgi šitos kavos labai tinka. Gardžios, puikios, nuostabios, kaip ir visos kitos. Taip, Tai reikia taip. jum išbandyti ir patiem atrasti. Nes Jo. mes, ką pasakojam, mes tai žinom, geriam kiekvieną dieną, džiaugiamės, mėgaujamės. Tie klientai, kurie perka pastoviai, irgi tai gerus atsiliepimus girdim ir jeigu žmonės grįžta pirkti 6 kartą, tai manom, kad nemoka pinigų šiaip savo. Jo. Tai vat papasakok. Bandyti jo reikia, šiaip įkvėpti. Ne, čia Per pakelį. Aš norėjau pasakyti, kad įeini į sandėlį ir visas sandėlys kvepia kava. Tai va, prašom domėtis mūsų kavom. Prašom ragauti, visi aiškinsit, kas jums labiausiai patinka. Geriausia rekomendacija yra turėti keletą favoritų, parotuoti, paeksperimentuoti, nebijoti, sakykime, jeigu ką, klausti mūsų. Taip, tai du norėjau aš irgi dalykus pasakyti, kad turim rinkinių, tai po 2,50 pakuotės galit pirkti pasibandymą, jeigu nedrįstat iškart kilogramo. Ir taip, kad visada galit rašyti, mes nenoriu pavadinimus sakyti, bet ta prasme, kad mes ne prekybcentriai, mums galit parašyti į Facebooką, į WhatsAppą, Instagramą, kur tik norit, atrašysim, pakonsultuosim, esam geri žmonės, ne kažkokie piktybiniai, tai tikrai drąsiai rašykit, klauskit, jeigu kas neaišku, visada padėsim, pakonsultuosim. Ja, mūsų visų yra bendras tikslas kartu atrasti skanes kavas, gerti normalią kavą ir mėgautis šio kasdieniu pas daugumą žmonių ritualų procesų. Tai kuo aš norėjau užbaigti, kad visos kavos yra mūsų pačių išragautos, išmylėtos, išrinktos jum ir mum ir norim, kad jūs mus atrastumėt. Ja. Su jumis buvo Kavos Epas. Bendradarbiai. Iš ofisiuko sandėliuko.